Kas bus, jei kasdien valgysi sasiskas? Harvardo mokslininkai nustatė, kad žmonės, kurie vos 2 kartus per savaitę valgė dešreles ar kitą perdirbtą raudoną mėsą, Turėjo didesnę demencijos išsivystymo riziką nei tie, kurie dešreles valgė 3 kartus per mėnesį. Demencija tai kaip prastėja smegenų funkcija, pavyzdžiui, atmintis. O kas nukando šitą dešrelę? taigi tu matai. Taip pat autoriai nustatė, kad neperdirbtos raudonos mėsos valgymas, pavyzdžiui, jautienos kepsnio, Demencijos rizikos nedidina. Ispano tyrimo apžvalga nustatė, kad dešrose ir ne tik dešrelėse naudojamas perteklinis druskos bei riebalų kiekis. tai suteikia joms gero skonio. Su kečupu sueis. Pertekliniai šių medžiagų kiekiai didina širdies ligų riziką. Taip pat anot autoriaus, kiaulienos ir jautienos dešrelėse yra žymiai daugiau vėžį sukeliančių medžiagų nei vištienos dešrelėse. Dalis atsakymo, kodėl vištienos dešrelės geriau, slypi gamybos procesuose. Taip pat anot mūsų apžvalgos, šiuose dešrelėse yra daugybė priedų, net 11. Tai iš savęs nėra blogai, nes Kai kurie priedai, pavyzdžiui, E301 yra vitaminas C, kuris apsaugo kitus vitaminus nuo suirimo bei yra saugus žmonių vartojimui. tačiau kiti priedai tokie kaip karagininas jautriems žmonėms gali sukelti žarnyno uždegimą, gerųjų bakterijų disbalansą ar kitas problemas. O kinų virtuvėje ir dešrelėse paplitęs natrio glutamatas lyg ir daro žalą tavo kepenims bei smegenims. Tačiau anot šios tyrimo apžvalgos glutamato kiekiai nėra pakankamai dideli, kad darytų reikšmingą žalą. Todėl aš jo nebijau. Nors dešrelės nėra pats sveikiausias maistas, o ir ieškojom blogiausios sudėties. Retkarčiais jas valgydamas sveikatos nesusigadinsi. Tik nepamiršk išsivirti, nes šita tai labai kieta.